Atsimenu, kaip paskutinėmis 2025 metų dienomis sakiau, kad 2026 bus ateivių metai. Šis Spielbergo filmas turėjo tapti atspirties tašku, ant kurio bus kabinami kiti dalykai. Tiesiog per kelias savaitės nuo metų sandūros Trumpas pareiškė, kad jie ketina paviešinti daugiau filmuotos medžiagos ir atviriau kalbėti apie visą NSO temą. Tai, kad tai sutampa su šio filmo pasirodymu, man asmeniškai nėra atsitiktinumas. Nuo pat pradžių sakiau, kad filmas Atskleidimo diena bus psichologinė operacija, kitaip tariant, dėmesio nukreipimas. Kitas dalykas, kurį apskritai galima pastebėti, kalbant apie valdžią, yra tai, kad ji mum meluoja, nes jei nori kontroliuoti milijardų žmonių, turi kontroliuoti jų suvokimą. Turi kontroliuoti jų realybės suvokimą, jų savivoką, taip pat bendrą pasaulio suvokimą ir tai, kaip jie jį mato. Ir jei nori tai padaryti, paskutinis dalykas, kurio trokšti, kad tavo tikslinė populiacija žinotų tiesą apie tai, kas vyksta bet kurioje srityje, ne tik šioje, bet kurioje. Todėl galite būti tikri, tai, ką jie pateikia viešai, yra tai, ką jie nori, kad mes matytume. O tai, ko jie nerodo viešai, yra tai, ko jie visiškai nenori, kad matytume, nes tai paveiktų mūsų viso ko suvokimą. Ir tai, ką Spielbergas ten sako, o aš mačiau jo interviu filmo reklamos kampanijoje, iš esmės yra tai, kad tai pakeis žmonių realybės pojūtį, susijusi su vadinamaisiais ateiviais, ir jis netgi užsiminė, kad tai privers krikščionis iš naujo įvertinti savo įsitikinimus. Na, man pasirodė šiek tiek perspausta, žinant, kad vienas iš filmo akcentų, viena iš filmo scenų yra vienuolė, kuri iš esmės sako, ne, tai nepaveiks mūsų vadinamojo Dievo suvokimo. Tiesiog Dievas nesakė, kad žmonės buvo vienintelis jo kūrinys. Buvo pasakyta, kad jie yra jo aukštesnysis kūrinys žemėje, bet jis tikriausiai sukūrė ir kitų rūšių bei būtybių. Todėl tas akcentas, kad o tu kaip krikščionis turi viską įvertinti iš naujo, filme visiškai neatsiskleidė kaip pagrindinė tema. Tačiau kas atsiskleidė, tai pati istorijos apie ateivius pateikimo forma. Galima sukti dviem keliais. Ir valdžia bei visuomenė apskritai sukasi abiem kryptimis. Kai kalbama apie populiacijos manipuliavimą per ateivių grėsmę, ar kad ir kaip tai pateiktumėte. Vienas iš jų – eiti baimės keliu, kur esi paklaustas išgąsčio dėl ateivių buvimo ir, žinote, atiduoti savo galią vyriausybei bei kariuomeniai, kad jie tave apsaugotų nuo ateivių. O pasirinkta Spielbergo kryptis, manau, kiti filmai tai gali patvirtinti. Yra užjaučiantis ateivių buvimo vaizdavimas, kur iš tavęs, kaip ir šiame filme, tikimasi empatijos jiems. Ta prasme, pirmiausia, pats žodis empatija, kuris yra žodis, terminas ir filmo dalis, kuriam Spielbergas pabrėžė savo reklaminiuose interviu. Filme yra momentas, kai iš esmės sakoma, jog ateiviai taria žmonėms.
Privalote būti empatiškesni, privalote turėti daugiau empatijos. Kitaip pasaulis liks toks, koks yra. Ir čia slypėjo potekstėm, kad patys ateiviai turi empatijos. Taip pat ten yra ir užjaučiantis Roswello filmuotos medžiagos pateikimas. Istorijos pagrindas nenoriu atskleisti per daug, kad nesugadinčiau žmonėms įspūdžio, bet istorijos esmė yra tam, kad egzistuoja grupė, kuri įsilaužė į vyriausybės kibernetinės struktūras kosmose ir jie gavo visus šiuos vaizdo įrašus apie ateivių buvimą, apie kosminius laivus, apie Roswello incidentą ir apie pilkuosius, paimtus į nelaisvę po katastrofų kaip Roswelle ir kitur. Taip pat apie tai, kaip blogai žmonės elgėsi su šiais pilkaisiais nelaisvėje. Taigi, esi kviečiamas pajusti empatiją, kuri tarsi sako, o mums iš esmės gaila ateivių. Ir pagrindinė tema yra ta, kad ateiviai mums yra tik. Jie mums yra empatiški, žinote, jie nekelia grėsmės. Tačiau, kai atlieki tyrimą, kaip aš tai darau jau pastaruosius 36 metus, nei sekundei nesakau, kad visoje begalybėje nėra geranoriškų esybių, žinoma, kad jų yra. Esmė tam, kad tinklai, kurie stovi už Hollywoodo, už vyriausybių, už Silicio slėnio, žiniasklaidos, korporacijų ir visų šių struktūrų, o žvelgiant giliau, tai yra vienas pasaulinis tinklas. Jie nėra empatiški. Jie nėra geranoriški, greičiau priešingai. Ir tai, ką aš bėgant metams rašau savo knygose, yra tai, kad žmonių visuomenę kontroliuoja nežemiška, nežmogiška jėga, kuri iš tikrųjų sukūrė patį mūsų turimą realybės pojūtį, šią fizinę, kietą, materialią realybę, kurią kaip dabar pradedam suprasti vis daugiau mokslininkų, kvantinės fizikos specialistų ir kitų, netgi tradicinio mokslo atstovų, iš tikrųjų nėra tikra. Viskas yra ne taip. Taigi, turime šią nežemišką jėgą veikiančią kitame realybės matmenyje, kuris persipina su šiuo. Ir šis pasaulinis kultas, kaip aš jį vadinu, šis pasaulinis slaptųjų draugijų tinklas su susijungusia misijos valdymo lyderystė, tarnauja tos nežemiškos jėgos interesams žmonių visuomenėje. Taip, žmonių visuomenė šešėlyje, bet vis dėlto žmonių visuomenėje. Ir jis kontroliuoja korporacijas, vyriausybės, Silicio slėnius, žiniasklaidą, nuosavybės prasme, Hollywoodą, visus šiuos dalykus. Ir ta struktūra, tas derinys, iš nežemiškos jėgos, kuri gali pasireikšti įvairiais būdais, ropliažmogiais, reptilijomis, tais, kuriuos vadinam skandinavais, nordikais, aukštaisiais, baltaisiais, pilkaisiais ir kitais tipais. Ta struktūra yra viskas, tik ne geranoriška žmonijai. Ji jaučia viską, tik ne empatija žmonijai. O šis filmas tai apverčia ir pateikia tarsi, o ne, jie iš tikrųjų mieli, jie tiesiog mumis rūpinasi, uždedant tam tikrą blizgų sluoksnį. Ir tuo požiūriu tai labai klaidina, nes jie nenori, kad žinotume, jog nežemiška jėga manipuliavo žmonių visuomenę nuo pat pradžių. Ateiviai neatvyksta. Jie buvo čia nuo pat pradžių, tie, apie kuriuos aš kalbu. Todėl jiems stumia jūs tolyn nuo to, kad būtum tikri, jog jūs niekada nepamatysite
to, kas iš tikrųjų vyksta. Remiantis tuo, ką pasakėte, jūs, kaip tyrėjas, matote tai per vieną prizmę, su kuo liks paprasti žmonės, kurie galbūt nesigilina į tai ir tiesiog žiūri tai kaip filmą. Kokią pagrindinę žinutę jie gauna? Ar tai, kad mes su jais bendrausime, kad turėsime atvirą ryšį? Ar filmas apskritai apie tai kalba? Does the movie speak on that at all?